Kirstinė, Lopšelio darželio Dobiliukas tėvų atstovai. Gerai, prašau. Savo pasisakymų priminsiu seną, tačiau nepamirštą istoriją, kuri nuoskaudą paliko daugeliu vaikus auginančių tėvelių širdyse. Kad ir vėl taip nenutiktų, norėčiau paprašyti, kad sėdinti šioje salėje neužsiimtų pašaliniais reikalais, kaip tai nutiko 2011 m. spalio 27 dieną, o atidžiai paklausytų pranešimą. Iš anksto dėkoju. Pamenate, 2011 m. spalio 27 dienos Klaipėdos miesto tarybos posėdyje buvo patvirtintas projektas dėl leidimo imti ilgalaikę 7 milijonų paskolą investicijų projektams finansuoti. Projekto teikėja savivaldybės administracijos direktorė Judita Simonavičiūtė. Sprendimas suderintas su finansų skyriaus vedėja Rūta Kambaraitė ir finansų ir ekonomikos komiteto pirmininku Rimantu Taraškevičiumi. Projektą tarybos posėdėje pristatė Klaipėdos finansų skyriaus vedėja Rūta Kambaraitė. Pristatyme ponia Kambaraitė teigė, jog bus imama ilgalaikė 7 milijonų paskola investicijų projektams finansuoti. Tačiau kai kurių tarybos narių paprašyta įvardinti, kokiems konkrečiai projektams finansuoti bus naudojami pinigai, ji negalėjo. Buvo paaiškinta, kad tai švietimo įstaigų būklei gerinti skirti pinigai. Ponia Kambaraitė atsakingai pareiškė, cituoju, kad pinigai daugiausia bus skirti vaikų darželiams, nes norima kokybiškai atlikti pradėtus rekonstrukcijos darbus, kad nereikėtų po to griauti ir iš naujo vedžioti laidų. Kai tarybos narys ponas Tikovas pradėjo uždavinėti klausimus, jo pasisakymą pertraukė gerbiama administracijos direktorė Judita Simonavičiūtė. Ji galimai siekdama sugėdinti per daug klausimų užduodančius tarybos narius, paaiškino, cituoju, kad dabar pasakyti, jog tarybos nariai nežino, kokiems projektams bus skirti pinigai, mano galva būtų neteisinga. Klausimų daug. Daugiau niekas užduoti nedrįso. Bet to vos keletas tarybos narių klausėsi pranešimo. Daugelis šnibždėjosi tarpusavyje, galimai aptarinėjo kitus daug svarbesnius reikalus nei 7 milijonų skolinimasis. Šiandien, žiūrėdama tarybos nariams ir administracijos atstovams į akis, noriu paklausti, kodėl savo neatsakingų sprendimų nuskriaudėte pačius mažiausius klaipėdiečius ir darželiams taip reikalingus pinigus padovanojote alų reklamuojančiai Švyturio arenai. Gerbiamieji, pažiūrėkite, kokiuose darželiuose ugdomi mūsų vaikai. Nepakanka to, kad sužinojus, jog laukėsi reikia užrašyti dar negimusių kūdikį vaikų darželį, vaikai ugdomi higienos normų neatitinkančiomis ir pavojų jų saugumui keliančiomis sąlygomis. Norėčiau parodyti keletą nuotraukų iš Lopšelio darželio Dobiliukas. Prašau visus atsisukti ir pasižiūrėti. Darželis yra pietinėje miesto dalyje. Tiesiog langai krenta iš rėmų tragiškų situacijų su jais. Matydami apgailėtiną situaciją ir nebetikėdami pažadais, tėvelių vardu kreipėmės į miesto administraciją, kad pagaliau po 5 ar net daugiau metų būtų pakeisti avarinės būklės darželio langai. Tačiau mums buvo pasakyta, kad pinigų ir šiais metais nėra. Tad teko prisiminti šią 7 milijonų litų paskolos istoriją. Gerbiamieji, ar jums negėda, kad būdami abejingi ir nesidomėdami už ką balsuojate, vaikams skirtų 7 milijonus litų padovanojate dabar vadinamiems Klaipėdos valdovų rūmams, skoloms padengti. Man, jaunai mamai, gėda, kad išsirinkome tokius neatsakingus tarybos narius. Gėda, kad skambus rinkiminiai šūkiai pamirštami vos gavus tarybos nario mandatą. Dar kartą pakartosiu, pinigų yra. Pinigų, kaip mat atsirastų, jei gerbiamas miesto meras atsisakytų 50 000 litų per metus kainuojančios apsaugos, saugančios jį nuo klaipėdiečių. Kelių sekretorių, kurios visą dieną ieško ko uždirbti, kelių, mano nuomonė, niekam nereikalingų pavaduotojų bei patarėjų. Ir tos pinigus skirtų griūvantiems vaikų darželiams. Pinigų būtų, jei savivaldybės administracija pirktų pigesnius šviestuvus ir suoliukus parkams, steigtų mažiau tokių abejotinos reputacijos įmonių kaip Kracis ir jo dukterinės įmonės, kurios klaipėdiečiams kelia labai daug klausimų. Šiandien klausiu jūs,
Gal viešieji miesto tualetai ir poilsiautojų namelį Giriuliuose dar 5 metus palaukti savo eilės, o ne griūvantis vaikų darželį. Gal klaipėdiečiai pakentėtų per grandiozinių kultūros fabrikos statybų keletą medalių. Ką reikia daryti Lebartų kapinėse, kad išleistum 1,5 milijono litrų? Gerbiama Ligita, 5 minutės praėjo. Taip. Tai aš tikiuosi, kad tarybos nariai atkreips mūsų problemą dėmesį. Tai nėra išgalvota istorija. Aš manau, kad galima peržiūrėti biudžetą ir dar suprasti tos 200 tūkstančių. Dėkoju už supratimą visą. Tai vis tiek mažas pas merą. Ir meras turi ne keletą, o vienintelį patarėjų. Tai tiesiog informaciją reikėtų tiksliai